durpės. Šią gamtos mums teikiamą gydomąją medžiagą iki šiol buvo įmanoma naudotis tik tai sanatorijose. Tik tenai mes galėjome mėgautis šiltomis durpių voniomis ar jausti malonų ir sveikatinantį durpių aplikacijų ar kompresų poveikį. Tad dabar mums ypatingai malonu jums pristatyti naujovę – durpių pagalvėlės, kuriomis labai paprasta naudoti ir namuose. Taigi, iš ko jos padarytos, kaip jomis naudotis ir parodysime siužete. Galbūt net ir nustebinsime, nes pasirodo, kad durpių kompresai gali ne tik šildyti, bet ir šaldyti. Kai neturime laiko, o ir kišenė ne visada leidžia lankytis gydymo įstaigose, dažnai pasvajojame apie veiksmingas ir efektyvias priemonės, kuriomis galėtume naudotis namuose. O jų poveikis būtų toks pat kaip sanatorijose. Štai šie kompresai durpių pagalvėlės bei Neoterm kaip tik ir atitinka minėtus lūkesčius. Jų pagrindinė sudėdamoji dalis – natūralios durpės. Durpė sukaupia savyje saulės energiją per tūkstančius metų. Ten yra apart miško paklotės, yra ir vabzdžių, ir žuvusių įvairių bestuburių organizmų, kurie sukauptą šilumą, sukauptą, tą saulės energiją, pašildžius kompresą atiduoda kūnui. Ir vokiečių nuopelnas yra tas, kad jie supakavo į ekologiškas medžiagas, padarė kompresą prieinamą namuose, padarė jį prieinamą bet kur, ar tai ligoninėje, ar polikliniko, ambulatoriniam gydymui. Ir tapo nesunku pratęsti, pavyzdžiui, sanatorinį kurortinį gydymą savo namuose. Karšti durpių kompresai tinka žmonėms, kurie skundžiasi sąnarių, nugaros skausmais, raumenų patempimais, kaklo sustingimais, tulžies ir kepenų, skrandžio ir žarnyno skausmais, ginekologinėmis problemomis. Dar kitas nuopelnas yra vokiečių, kad jie gamindami kompresą pagalvoja ir apie jo pritaikymą šalčio terapijai. O šalčio terapija daugelio susirgymų atveju yra lygiai taip pat efektyvi kaip ir šilumos terapija. Ir kai kuriais atvejais šilumos terapijos negalima naudoti, o šalčio terapija duoda efektus. Pavyzdžiui, ūmių traumų, hematomų, kraujo įsiliejimų, patinimų, edemų atvejais jinai yra nepamainoma. Anot medikų, šalti durpių kompresai veiksminga pagalba esant uždegimams, sumušimams, kaulų lūžiams, skundžiantis galvos skausmais, migrena, kraujo apytakos problemomis, aukšta temperatūra, įgėlus vabzdžiams. Šitų kompresų taikymai yra apgalvoti. Apgalvota reiškia, kad žmogus galėtų pats šitą pasidaryti. Yra įdedama atmintinė į kiekvieną pakelį, kurioje nurodoma šildymo arba šaldymo laikas. Šalčiui terapijai taikant, tai galvoti nereikia, galima palikti tiesiog šaldytuve arba šaldymo kameroje, o sušildyti galima paprastai, arba žiūrint, kokie namuose yra, paprasčiausiai yra orkaitė, arba mikrobangų krosnelė, nors jinai nėra tokia ekologiška. Yra nurodyti laikai ir visas esmė yra, kad nepalikti kompreso ant metalinio indo, kad tai turėtų būti indas porcelianinis arba specialiai stiklo indas pritaikytas orkaitėj. Ir kas 2 minutės kompresą reikia paminkyti, kad tolygiai įgautų šilumą. Binio tarp durpių gaminiai susideda iš universalios kaklo ir nugarai skirtų pagalvėlių, kurios pagamintos atkartojant anatomines kūno dalis. Šie kompresai pagaminti 2 rūšių. Jie padengti plastiku, kaip minėjau, plastikas yra ekologinis ir neturintis savyje ftalatų, neturintis savyje plastifikatorių, kurie yra agresyvios medžiagos. Ir jų suklijavimui irgi nenaudojamas jokie klijai, kurie irgi taip pat yra medžiagos nepageidautinos sąlytį su paciento oda. Taipogi yra veliūrų traukti kompresai, kurie lieka naudojami tam pačiam žmogui. Ir jie yra suvilgomi 2 rūšių, reiškia aromatiniais eteriniais aliejais. Tai būtų vienas variantas apelsinų ir eukaliptų, ir levandų ir snapučio. Snaputis tai pelargonija, jinai turi prieš bakterinį poveikį ir turi skausmą nuimantį poveikį, raminantį poveikį. Atskirų susirgymų arba tiesiog organizmo atskirų tipų
atvejais galima kaitalioti, nes apelsino eukaliptų šiek tiek stimuliuojantis daugiau poveikis yra eterinių aliejų, o levandų ir snapučių jis yra daugiau slopinantis. Reiškia, tokiem aktyviems žmonėms su paraudimu, kada eina procesas, tai geriau naudoti tada tokį truputėlį raminantį levandų snapučio. Durpių masė yra visiškai netoksiška ir biologiškai suyranti medžiaga. Pačios durpės išgaunamos iš atsinaujinančių durpynų Vokietijoje. Pagalvėlės pagamintos Žemutinio Reino regione Vokietijoje. Kompresų plėvelė gali būti saugiai išmetama kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Galiu pasakyti, kad rinkoje analogiškų tų produktų taip kaip ir nematyt. Naudojami įprastiniai želė paketai, jie, kaip sako, nebylūs energetiškai, jie neturi tos sukauptos energijos vadinamos. Šitas durpės turi tam tikrą spinduliuojamą elektromagnetinį spektrą, ko neturi, pavyzdžiui, želiniai paketai. Benioterm durpių pagalvėlės pirmos saugumo klasės patentuotas medicininis gaminys iš natūralių medžiagų skirtas švelniam gydymui ir atpalaidavimui. Benioterm pagalvėlių kainos prieinamos kiekvienam. Jos priklausomai nuo gaminio paskirties svyruoja nuo 29 iki 49 litų. Pagalvėlės tarnavimo laikas priklauso nuo tinkamo jos naudojimo ir paprastai trunka apie 2 metus. Suteikiama 1 metų garantija. Benioterm kompresų ieškokite šeimos vaistinėse ir parduotuvėse pirmas žingsnis. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.durpiukompresai.lt.